Labą dieną, sako jums Vytautas iš Kretingalės, žmogus, kuris yra pasiskolinęs Manto Stonkaus YouTube kanalą ir čia daro turinį. Kai kas jį vadina patyčiomis, o aš sakau, kad tai yra akių atvėrimo operacija. Tiesiog parodant vaizdą, koks jis yra iš tikrųjų, be pagražinimų, be glamūro ir su šlakeliu saviironijos ir humoro. Dėkojame už visus subscriberius, ačiū, paspauskite ir dabar, jeigu galite, ir dar Instagram'e pasiekite Vytautą vidutinįjį ir Manto Stonkaus TikTok, kur Vytauto turinio irgi taip pat rasti. Dabar jau viską pasakiau, darbuotojo galvojau pareina jau nusigėrus visą parsirideno laiptais, bet šiandien užgėrė jau nedalyvauja laidoje. Bet yra kita juoko magistrė. Labas, maža smėlio pelė. Eik tu, nepurkštauk čia. Smėliuku pribėgsi tarp dančius. Gelminį glemžaitį sėdė už tenai. Subinė aptempus su timpam gražuolė lakstam. Aktualijos. Pirmoji. O, koks liūdnas bybis. Labai gražiai nulipdyti, ta prasme, negražus bibys, bet labai tiksliai. Toksai dar sergantis, pasigavęs ir sifilį, ir chlamidijas, ir viską. Va taip atrodo vyrų pimpalai, kai grįžta iš Tailando be moterų. Prisigavę ligų, paraudę, nupuliavę ir mirštantis ir niekam nereikalingi. Nebent kitam oranžiniui bybiui tik tai. Gražus huilo simbolis, tikėkime, jisai nukeliausi ir stovės vieną dieną Raudonojoje aikštėje, kaip dovana nuo Lietuvos kultūros ministerijos. Čia lietuviškas bybis. Negaliu žiūrėti šitą veidą. Apie šito žmogaus sprendimą tai yra klaida. Žinai ką, gerbiamas premjere, jūs irgi padarėte labai didelį klaidą. Ir tikėkime, kad išeisite sausas iš šitos klaidos ir mokytojai leis išsitaisyti. Jie jums nesugriaus nei trimestro, nei gyvenimo. Sensacija! Šaukia, bus jau užpykins baisiai garsas. Atvyksta pasaulinė superžvaigždė Post Malone. Koncertuos Dariaus ir Girėno stadione. Post Malone išsitatuiravęs Amerikos dainų kūrėjas. Gelminė jau išsišiefusi, jau klausosi, ar tik nebus, kad su Stonkum per Post Malone. Ne. Šokot jau dviesi, laižeką dėjote, ne vieną. Kikikė juokėsi jau. Ar eisi koncertą? Eisi. Su kuo eisi? Su Dovydu Laukiu, kad tik nenueitum. Tas greitai gali paimti damą iš pašonės. Su savo vyru. Ir gerai. Kelintą dieną, 21 rugpjūčio, kitą dieną planų neturite jokių? Kiki. Gerai, pasiklausysit koncerto. Aš pabandysiu organizuoti Post Malone, aš pažįstu. Pabandysiu organizuoti vakarėlį pas jį. O dabar mes pertraukėme truputėlį, nes turime pranešimą nuo mūsų partnerio Revolut banko. Šiuo metu vyksta akcija. Jūs atsisiuntęs Revolut programėlę į savo telefoną, gaunate 20 eurų premiją. Atsisiuntimas yra visiškai nemokamas, atsisiųsti galite per nuorodą video aprašyme arba nuskanavę šį QR kodą. Esminis dalykas, kad jums reikia būti 18 metų ir daugiau. Ir turite būti pirmą kartą Revolut banko naudotojų. Funkcijų yra įvairiausių, bet man svarbiausios dvi. Pirmiausia, kad jūs galite puikiai valdyti ir taupyti savo finansus. Pasirinkite sumą, kurią norite taupyti ir gaukite kiekvieną dieną palūkanas į savo sąskaitas. Lėšas galėsite visada išsiimti ir jos bus labai saugios. O kalbant apie saugumą, Revolut turi tokių funkcijų kaip vienkartinės kortelės. Jūs galite padaryti apmokėjimą, tada kortelę virtualiai sunaikinti ir kitam mokėjimui vėl turėti naują kortelę virtualią. Taip jūsų niekas nesuseks.
Jeigu pametate savo fizinę kortelę, ją galite labai lengvai įšaldyti ir ją niekas tikrai nepasinaudos. Šis bankas žino, kad jie su Revolut yra saugus, nes jie gali tvarkyti savo lėšas, jie gali nusistatyti savo limitus, atsiskaityti internete saugiai ir būti ramus, kad jų pinigai yra tikrai saugus. Dar kartelį primenu, jeigu norite atsisiųsti Revolut banko programėlę į savo telefoną, padarykite tai nemokamai tuoj pat ir gaukite 20 eurų prisijungimo premiją. Daugiau informacijos ir nuoroda atsisiuntimui yra video aprašyme arba galite skanuoti šį QR kodą. Tik prisiminkite, kad turite būti 18 metų arba vyresni. Ačiū Revolut. Grįžtame į studiją. Ai, čia ir buvau. Nu gerai, tęsiam Vyto šou. Vilniuje vyks antrasis Spurgų festivalis, Ieva. Tau patinks Spurgus labai. Ir atkastos, ir pradurtos, ir su viduriu, kur išspaudė ir išbėga. Žodžiu, Spurgų festivalis. Na, žinau, kodėl čia šitą naujieną įdėjo man redaktorius, bet taip gal pamanė, kad čia labai bus kažkokia juokinga naujiena. Nu, ačiū. Bus dar ir Šaltibarščių festivalis Vilniuje, žinokite. Jo. O Kretingalėje vyksta Vidarų festivalis. Žinojai? O beje, Gargžduose Cepelinų festivalis dar vyksta. Ir bus, man atrodo, šiais metais. Ir aš pasidomėjau, spėkite, kiek į Cepelinų festivalį žmonių atvažiuoja. 5000. Tai va, tai laukiam festivalių, labai džiaugiamės, kad nebelieka, nesidžiaugiam, labai liūdim, kad nebelieka didžiųjų festivalių, nei Karklis, nei Granatų, bet štai turėsim Spurgų festivalį. Dėl to amerikiečių kareiviai neišvažiuos iš Lietuvos, gali būti ramus. Elito naujienos. Šiaip turiu pasakyti, tikrai prisiekiu, nei aš, nei Mantas Stonkus nematėme šito video ir šito skandalėlio. Jūs, pavyzdžiui, aš nežinau, ar jūs klausot, jūs mano laikais klausė Quincy Jones, ne? Ten... Turbūt. Nu, Earth, Wind & Fire tikrai klausė. September. Nu, tai tą klausė. Do you remember, do you September? Bet aš ten mokinausi. Žiūrėkit, aš kalbu apie muzikantus, o ne apie kurie... Nu, drėptelk. Man žiūrėkit, aš atvažiuoju mamos apdovanojimus. Nu, ble, dabar pasakysiu. Mane dabar nahu išpisa. Yeah! Kažkas šaukia, kas labai nemėgsta Jono. Yeah! Aš jau šaukia. Čia kitas didžėjais. Koks dar yra kitas didžėjais? Leon Somov. Bet ne didžėjais yra Leon Somov. Ten Vols. Ten Vols už Vagulį 3 naują dainą dabar. Mano repeticija yra ketvirtadienį, paskutinio. Ir prieš tai pasirodo Džiavanis su atlikėjas. Taip, čia Duikytė ateina ten tie atlikėjai, kurie dainuoja. Kokio bybė, blėt, nešti tą sceną statyti tam žmogui? Stojas, blėt, rankenėlę. Danacho aš mokinausi 20 metų muzikos groti pianinu, kad žiūrėti... Žiūrėkit, nesuprantu. Po šiai dienai. Nepykit. Aš nesuprantu. Ir apdovanojimai Džiavaniui. Metų, blėt. Eikit jūs nahui visi. Aš labai Žilvinai suprantu, man irgi kartais užeina tokia nuotaika. Aš manau, kad čia žmogus gavo publikus gyvos ir daug reakcijos ir daug juoko, dėl to taip ir pasileido. Žilvinui galima tokį, pasaulyje nėra teisybės. Dabar tu įsivaizduok, aš esu jaunas vyras, 25 metų, užsikačialinis, užsisportavęs, atvažiuoju į Ibizą. Tenai žiūri mergelės, eina modelis, kažkokias gražias. Ir aš prieinu prie jų ir sakau, mergelės, gal norite su manim Vytautu eiti į jachtą, ne jachtą, į valtį nuomojama, kur su 6 britais turistais važiuosim. Ir jos taip, jo, viskas gerai, ir po to vakare žiūriu, jos jau plaukia su jachtą 190 metrų ir šoka su storu seniu ir paskui ikrus valgo iš jo, iščiulpinėja iš jo ikrus. Ir aš sakai, eik tu nakui, sakyčiau, neteisybė. Neteisybė.
Vieni pisasi, mokosi, kačialinasi 20 metų ir neturi panų, kitas ir storas negražus su dideliu pilvu, bet turi babkių ir jo visus mergus. Lygiai taip pat. Nu ir kas, ką tu mokėjai su pianinu groti 50 metų, kitas gali USB pasijungti. Tai kas gudresnis, tas protingesnis, aš pavadinčiau taip. Viskas, pasaulyje nėra teisybės. Dabar, pavyzdžiui, tu gyveni Lietuvoje ir ateina pidarastas kažkoks su Z šalmu ir sako, jūs man priklausot. Kas teisus? Kitas oranžinis bibis sako, kad tas su Z teisus. Ir ką tu 30 metų laisvėje kovojai, darei ir dabar nusprendai. Suprant, Žilvinai, kaip su tokio amžiaus patirtim turėtum suprasti tokius elementarius dalykus. Bet aš suprantu, bitas geras, suprantu, ką norėjau pasakyti, deliveris ir wordingas turėtų būti šiek tiek geresnis. Nieko nematau skandalingo, kaip kas groja, ta po Žilvino žvagulių keiksmažų žeteriai prieš Joną Nainį policijos įsikišimas. Ko tie mentai dar čia lenda? Taigi čia ir šou verslis, nu ko jis nežino. O ką, aš nenutingiu skaityti, ką pasakė. Negerai, kad keikės, o Nainys sakė, kad jam nerūpi. Nu ir viskas. Atvažiavo šuniukai patruliai dabar. Sky ir šerifas. Nu, tu nesikeik, Žilvinai, tu Giovanni man puhus, aš iš vis nereaguoju. Policija atvažiavo, Džionai. Ką? Man puhui. Rankos į viršų, daugiau triukšmo. Viskas, nieko nematau. Nieko skandalingo. Mija Pilibaitytė prabilo apie gyvenimo pokyčius. Prancūzijoje su mylimuoju pradėjo naują verslą. Mija Pilibaitytė prabilo gyvenimo pokyčius. Prancūzijoje su mylimuoju pradėjo naują verslą. Tiksliau, mylimasis pradėjo naują verslą, išvežė metalo laužą iš Lietuvos. Visko pasiekusi pati 26 000 per mėnesį uždirbanti Inidį. O kur Kur Mėnulis? Kaip pasimetė Inidį, kur Mėnulis yra? Ir čia kurva nesąmonė yra. Kad čia kurva nesąmonė, kur Mėnulis savo. Ble, tu negalite įmūt manierą Mėnuliaus. Ir apsigyvensi devintam dangų. Aš išėjęs dabar, į Prancūziją išvežį kaimyje. Išėjau, o kur Mija, nahu, yra? Mėnulį, nori pamatyti Mėnulį, įsijung Dovilę su dideliais papais. Pamatys Mėnulį visada tavo ekrane. Čingischanų palikuonis. O dabar trumpa dainelė apie Surfshark ir panelę, kuri iškeliavo toli, kur toli. Krokodėlas nežino, atsakyti negali. Tai panelė keliavo į UK šalį ir tenai norėjo žiūrėti Žalgirį. Bet panelė nebuvo pasisimtų Surfsharku ir tiesiog prisijungti tada negali. Bet panelė, protinga panelė, ji žiūrėjo reklamelę. Šią reklamelę, kurią padarė Vitukas ir atsisiuntė į savo programėlę savo Surfsharkiukas. Surfshark, tai geriausias dalykas. Surfshark tai gera programėlė, jeigu norit apsaugoti savo duomenėlius. Jeigu norit žiūrėti užsienietišką kontentą. Ačiū, krokodilai, tau, kad padėjai sukurti šią reklamą. Nieko tokio, man taigi nesunku, juk Surfshark yra tokia gera programėlė, kuria privalo būti kiekviename įrenginyje. Ir tam, kad apsaugotų jūsų duomenis, ir tam, kad galėtumėte pasikeisti VPN, ir tam, kad neprisikabintų prie jūsų joks hakeris ar oro uostuose keliaujant, nepavogtų jūsų duomenų. O kokiu dar yra, krokodilai, gerų pasiūlymų iš Surfshark? Na, tu dar nesasi, kad tu klausinėjai, ar tu čia labai protingą klausimą norėjai užduoti.
Ne, iš tikrųjų, Vytautas, aš esu ir klausiu klausimų. Nu tai nueikite video aprašymą ir ten viską sužinosite plačiau apie Surfshark. Bet Vytautą jau visą Lietuvą jau viską žino apie Surfshark. Nu tai gerai, bet gal mes turim kokį pasiūlymą? Turim, kaip neturim. Vytukas kodas suteiks jums 4 papildomus mėnesius Surfsharko. Įsigykite dabar daugiau informacijos. Vytautai. Daugiau informacijos video aprašyme. Aurimas Valujavičius patenkino gerbėjų smalsumą. Atsakė, ar jį domina moteris. Kad jis domina moteris, tai tikrai. Aš manau, kad Aurimas Valujavičius padarė didžiulę klaidą atskleisdamas portalams. Nes jam reikėjo daryti kaip Lebronui Jamesui Decision laidą. Ir visi susirinkę klausė ir laukė. Kam? Ar patinka moteris? Tai patinka moteris ar nepatinka jam? Žiūrėk, logiškai paimkim. Išplauk viens pats per Atlantą. Kuo toliau nuo bobų? Tada tik tai grįžo pas mamą ir tėtį būt į savo kambarį. Galėtų moteris atsivežti, bet ten nėra vietos. Tiek daiktų chlamų prikrautų. Ten bobai irgi jau netilps. Tai kuo toliau nuo bobų? Pabuvo biški. Nu, sako, einu į kelionę ir išpiso į visus viršukalnis aukščiausias, ugnikalnis. O aš užlipsiu ir ten pasidarysiu moterų geresnių pasaulyje ar yra. Atsakymas yra vienas. Gal ir jam patinka moteris, bet patinka nebent Audra, Undinė ir Viršūnė. Visos moteris, kurios patinka Aurimui. Aurimai, toliau nekreip dėmesio, laipiok, vaikščiok, svarbu na gatvėms trinės. Gamta. O čia tai jau mes turime paskutinį nepakrikštytą pagonę likusią Lietuvoje nuo 1387 metais, ne? Lietuvos krikštas. Žemaičiai nesikrikštė. Tak, sako kryžiuočiui. Gerai, žiūrime. Šiame įraše sužinosi, kaip Mėnulio padėtis ugnies ženkluose Avinė, Liūtė ir Šaulyje formuoja tavo jausmus, energiją ir reakcijas į pasaulį. Sužinosim tuoj. Nežinai, kur tavo Mėnulis? Komentaruose parašyk savo gimimo datą ir laiką. Su Versace chalatu. Aš nieko negaliu sakyti. Sakys jau, Lietuvoje jaunom raganėm vietos nebelieka. Žmogus rado pašaukimą, gavo signalą iš asteroido ir jau nebegali, nes tuoj bus sudirbtas. Ne, žmonės, kokį nelaimingą, sušalus, nelaimingą. Aš tiesiog nežinau, ką pasakyti, nes bijau, kad mane neprakeiktų paskui jinai. Ir paskui man pradės nebesisekti gyvenime. Todėl, būrėjai, Versace chalatas, o parašysiu tuo į savo zodiakų ženklą ir pažiūrėsim, ką Mėnulis man papasakos apie mane. Nors aš galiu vėl įsijungti Dovilę istoriją ir pažiūrėti, ką Mėnulis šneka. Sveiki, čia karalius, legendinis karalius Vytautas Vidutinysis. Šiuo metu esu užėmęs kito buvusio Žemaitijos karaliaus pilį. Įsitaisęs ant jo sofos, aš užėmiau ne tik jo pilį, bet ir jo medžioklės plotus, bei pasisavinau visus laimikius. Kaip aš tai padariau? Nuėjęs tiesiog į artimiausią Lidl parduotuvę. Tenai pasivaikščiau vaisių skyriuje, įtempęs savo žvilgsnių strėles. Ir kai pamačiau šuoliuojančią stirną tarp kalendrų ir kitų šviežių daržovių, nedelsdamas šoviau. Nuostabus vynagis iš Lidlo visada šviežias. Brangus bičiuliai, jeigu norite karaliauti gyvenime, karaliauti savo finansais, neužmirškite, kad Lidl siūlo tik žemiausias kainas.
ir nuostabų asortimentą. Labai skaniai. Labai nepatogiai dabar kalbėti yra, kai tu vynugius, kur tu išeini. Tu jau esi mano, žinok, jau viskas. Jau esi mano. Mano kaip mano Lidl. O Stonkus eidavo į Lidl apsiprekinti. Eidavo. Gaila, kad nebeis. Nes dabar šitame mieste naujas karalius. Ir tas karalius vadinasi Vytautas Vidutinys. Aišku, jeigu ne Lidls, nežinau, kas iš manęs būtų buvę, bet dėkui, kad esate Lidlai. Pasimatykime prie šviežių daržovių, šviežių bandelių ir kitų individualių prekės ženklų, kuriuos rasite tik Lidl parduotuvėse. Tu gali taip nuimti ir duoti burnytį man kaip mažam vaikui, nes aš ne imperatorius, aš karalius. Galvoju, gal fotobudelį namuose pasidarom. Kur bus, kur nebus, raita šiknė Agnė Žilėnaitė. Štai įsirangė į mano ekraną. Žmogus gyvatė, žmogus verslas, žmogus šokis, žmogus dainų šventė. Nu va, čia taip atrodo, aš tiesiog einu kakų gamtoje. Labai pavojinga, gali kulnus batų apsišikti. Pažiūrėkime iki galo. Padarė kakui nusipurti, čia merginas tai daro, kai neturi tualetiniaus popieriaus. Jums gerai, jums iš subinės plaukai auga tiek, kiek Dominikui, pavyzdžiui. Tas tai gruzinas jaučia ten ir reikia planuotis dieną, nes pusvalandį, kol dasikasi ką nuvalyt. Super. Super, labai fainas video, tikrai ačiū už pridėtinę vertę sukurtą. Linkiu, kad jums atneštų tiek daug pajamų, kad įsigytumėt indaplovę. Taip, dar vienas žmogus, Ernestas Deniušis. Visos konsultacijos skelbiamos, ar tai būtų Daug burtininkų šiandien turiu pasakyti. Ką jis dabar pakonsultuos? Sveikas. Labas visiems. Labas. Na tai vat, nuo šiandien sprendimas yra priimtas, kad konsultacijos kainuos, tai reiškia būtent visokios konsultacijos, tiek privačiai, tiek privačiai. Pavyzdžiui, ar galima pasikonsultuoti dėl namo konstrukcijos su jumis, ar visokios konsultacijos? Transliacijose nuo 2,50 € iki... Kas sudarė kainodarą, taip tiksliai 2,50 €? Aš nežinau, čia yra kažkokia burtininkų asociacija, kuris skelbia rinkos kainas. 5 €. Tai va. Tai va. Ačiū, lauksiu jūsų tiesioginėse transliacijų arba Facebook'e, štai čia Facebook'as. Aha. Biški pavėlavo su katu, bet svarbu idėja. Ernestas visata Deniušis. Vytautas kometa vidutinysis. Vytautas asteroidas Vycka. Oho, pataikime biškelį, man atrodo, į blogo mėnulio kalendorių dabar kažkokį, nes vieni būrėjai. Nu, bet čia gelminis tema. Gelminis special čia jau yra. Nes kas jau kas, bet šitas protingas žmogus, tai tikrai būrimai įsitikė. Aš girdėjau jų pokalbį vieną kartą su Mantu Stonkum. Mantas sako, o, gelminį, tai naudok čia GPT, ten belenką gali paklausti. Ir jos pats pirms klausimus. Tai ir porų suderinamumą pasako. Ar tiesa tai buvo? Buvo, varnalė šatu maža. Ieva, 2001 Lietuva, ar pasiseks santykiai? Ieva, apie tave šneka. Ieva, tau 2001 pasiseks santykiai. Ieva. Labai pyksta jinai ant tų kortų, tiesiog, matyt, susipyko su kortom, kaip eini į svečius su vyru, kur susipyksta, bet nu jau esi prižadėjęs, kad ateis ir atsineš tortą. Lietuva pasiseks santykiai. Kas bus? Ievai seksas bus daug. Taip. Nei vieną žodžią prie Ieva 2001 Lietuva pasiseks santykiai, seksas bus taip. 3 šitą konsultaciją tau kainuos. Duosi man, aš įmesiu jai į Revoliutą. Andrius Aleknavičius atsiuntė video.
Žinot, ką čia yra? Lietuvos koalicija. Žemaitaitis, Paluckas, Skvernelis ant labai plono ledo atsistoja, tiesiog iš visų jėgų šokinėja ir galvoja, nuskęsim ar nenuskęsim, išgelbės mus ar neišgelbės. Tikrai tokia paralelė. Gamtoje išlieka protingiausi ir stipriausi tik tai. Tai vyrai, šiandien jūs arba pirkot konsultaciją iš būrėjų, arba jums tiesiog pasisekė. Sporto naujienas. Gailius. Šitą aš jau mačiau. Vieną metimo pritrūko. Ir taip galėjo būti, bam, į kraštą. Gailius laisvas, prieš tai tokia būtų įmetęs. Bet man gražu buvo, kad Žalgiris ir Neptūn taip juokėsi ir palaikė viens kitą. Ir toks pasijuokė ir pasišpilkavo, kaip mėgstama kaimiečiai sakyti, ir aš tame tarpe. Gaila, šiaip būtų buvę įspūdinga iš tikrųjų, jeigu būtų Klaipėdos Neptūnas. Viskas man patinka su Neptūnu ir netoli Kretingalis ir aš pats irgi sergu už, pats aš nesergu, bet už tą kraštą. Padarė viską Klaipėda, tiesiog ant Neptūno šakės sabaką pamovė ir vos nepamovė itališko makarono. Kolduniuko netgi pasakyčiau, raviolio ant tos pačios šakės. Pinočijo. Tai viskas gerai, gražus turnyras buvo, karaliaus Mindaugo taurė, o kas karalienės Mortos taurę laimėjo? Rasa Vilkienė. Katlerio atsakymai. Paskutinį. Iškart mantelė tokia, nelaimės, kur tas. Aš jau matau jo mintis, kur nelaimės tas lietkabelis. Legendinis video. Nuostabus Katlerio atsakymas, aišku, jis eis, nei tatuiruosis, nes ne tik dėl to, kad negalėtų išstatuiruoti, nes ne už tą komandą serga, bet iš namų tiesiog niekada neišeina. O antras dalykas, tai Diorą, manau, kad būtų galima padaryti gražią kompiliaciją jos visų klausimų ir labai žurnalistė, kurios klausimai sulaukia trumpiausią atsakymų. Kai klausė Kurtinaičio, dar sako, koks jausmas tapti Lietuvos rinktinės treneriu? Geras jausmas. Geras jausmas. Koks jausmas žiūrėti Diorą eteryje? Geras jausmas. Koks jausmas išgirsti Dioros formuluojamus klausimus apie sportą? Aš tau galiu atsakymą ant krūtinės ištatuiruoti. LKF tyrimų išvados. Štai praeitoje laidoje aš buvau atsistatydinęs, nes liečiau savo darbuotojų išangės, bet dabar mes žiūrime, gal man aš galėsiu grįžti. LKF tyrimų išvados. Rimantų Grigų elgesyje priekabiavimo apraiškų nerado, bet įspėjo. Aš įspėju jūs, gelminį, kad jūs gali laukti labai gerą naktelį, nes aš grįžtu į darbą. Reklama! Gedulingi pietus, nuo žmogaus 20 eurų, už lavoną pinigų neėmame. O tai čia numirėliai skaičiuota, ne. Labai iškart jau nori, kad mano būtų gedulingi pietus šitoje vietoje. Geras montažas tikrai. Ne tik užsimaniau pietų, bet ir pats galbūt išeiti į Anapilį, kad mano šeima galėtų nuvažiuoti ten į Šalčininkus ir suvalgyti žuvį tešloje. Ir parodė Lietuvai, žmonės gyvena Šalčininkuose, o montažas Reelso geresnis negu į Nidas. Orai! Sinoptikai jau žino, kada sulauksime šiltesnių orų. Jau žino. Štai, kada padvelks pavasariu. Atsidarom straipsnį, Bibi, jums pasakysim. Ne, pasakė. Po kovo 11-osios kažkada jau padvelks pavasariu. O dabar viso gero Lietuvą. Štai, Valerijai, sergantis vėžiu, spėju aš taip, nes yra vėžio emodžis, lietuvis, Valerijai, Baltarusijos emigrantas. O Dieve mano, lietuvėlė, kur tu eini? Ai, čia tas pats Šalčininkų rajono gedulingi pietus.
Čia kai sužino žmonės, kad nereikės už velionį mokėti 20 eurų. Už tą muziką lietuvišką. Nu, labai blogas išvadas pasidariau iš lietuviškos ir baltarusiškos vėliavos, iš karto apšmeižiau žmonės, o pasirodo, žmonės klausosi lietuviškos muzikos, smagiausiai šoka ir yra tolerantiški, nes prie mikrofono they them. Ar jie, ar jie jos, nežinau. Nu ir viskas. Tam kartui tiek. Nei vieno skandalo, nei vienos pikantiškos naujienos. Tik tai viskas paviršim širdies, kaip dainavo grupė Mango. Nu ką, gelminė? Let's go. Parodys Vytas, kaip muša bytą. Be ausinių byts. Einam. Riesto degi. Einam. Parodys tau pikiam popą ir naują derinį, kurį išmoko iš Rimanto Grigo. Einam pasimatuosim Maikį. Lietuvišką užsidėsim. Lietuvos rinktinės. Tu nasitrauk, aš tais net neliesiu.